Kaunas – tai pats gražiausias Lietuvos miestas, turintis be galo ilgą ir įdomią istoriją. Nuo kryžiuočių antpuolių, Napoleono vizito iki iš tiesų skaudžių istorinių momentų paženklintų krauju. Ar galite įsivaizduoti Kauną, kuriame Laisvės alėja galima plaukti valtimi, o vanduo siekia 2 aukšto langus? 1946 m. pavasarį tai nebuvo košmaras, tai buvo šiurpi realybė. Šiandieną įdomiose dokumentikos YouTube kanale papasakosime apie didžiausią 20 amžiaus stichinę nelaimę Lietuvoje, per kurią žuvo daugiau negu 100 miestelėnų, o sovietų valdžia bandė nutilėti šią žiaurią nelaimę, o šios nelaimės liudininkų prisiminimai stingdo kraują iki šiol. Viskas prasidėjo po itin šaltos 1945–46 metų žiemos. Kartais termometro stulpelis rodydavo žemiau 30 laipsnių. Nemunas ir Neris buvo padengti iš tiesų storų ledo sluoksniu. 1946 metų kovo 22–23 dienomis prasidėjo staigus atlydis. Tirpstant sniegui atsiradęs vanduo upėse išjudino ledus. Tačiau tą kartą Neries ledai pajudėjo greičiau nei Nemuno. Pirmiausiai jie pajudėjo Neryje ties Vilniumi, o ties Jonava jau tą pačią dieną pradėjo formuotis ledo sangrūda, kuriai suirus ledai pajudėjo link Kauno, tačiau ten jų laukia dar neužšalęs Nemunas. Ties abiejų upių santaka susidarė milžiniška, ne 4 metrų ilgio ir 5 metrų storo ledo sangrūda. Kritinis lūžis įvyko kovo 23 naktį. Vanduo, neradęs kelio upe, pasuko tiesiai į miestą. Per Vilijampolę nuvilnijo 2,5 metrų aukščio banga. Tai nebuvo lėtas vandens kilimas, dėl ledo lyčių sangrūdos Nemune susidarė savotiška užtvanka. Kai jie ties centrinė miesto dalimi trumpam pajudėjo ir vėl užstrigo, milžiniška vandens ir ledo masė tiesiog prašoko apsauginius pylimus. Vilijampolę užliejo staigi kelių metrų aukščio banga su ledo lytimis. Žmonės nespėjo bėgti, daugelis gelbėjosi lipdami ant stogų ir į medžius. Vandens lygis kai kuriuose vietose siekia netgi 7–8 metrus virš įprasto lygio. Kovo 25 rytą pasiektas absoliutus rekordas. Vandens lygis ties Kauno senamiesčiu pakilo 8 metrus ir 57 centimetrus virš nulinės ribos. Labai greitai, netgi 2/3 miesto atsidūrė po vandeniu. Apsemtas senamiestis, Vilijampolė, Marvelė, Žemoji Freda. Vanduo pasiekė netgi Laisvės alėjos ir Gedimino gatvės sankryžą. Laisvės alėja buvo apsemta netgi 1 metro gylio vandens. Žmonės valtimis plaukiojo ties Vytauto bažnyčia. Krovininis laivas rovės buvo atneštas netgi iki Vytauto prospekto. Tai buvo ne tik materialinis nuostolis, bet ir didžiulė žmonių tragedija. Vien Veršvuose ir Vilijampolėje ledai nušlavė daugiau negu 10 gyvenamųjų namų, kartu su viduje buvusiais žmonėmis ir turtu. Nors oficialiai sovietų valdžia bandė nuslėpti tragedijos mastą, istorikų skaičiavimais žuvo apie 114 žmonių, 90 iš jų Vilijampolėje. Išeivijos spaudoje sklandė gandai netgi apie 1000 aukų. Tačiau realūs skaičiai greičiausiai siekia kelis šimtus. Kariškiai, kateris ir valtimis kėlė žmonės nuo stogų. Liudininkai pasakoja apie šiurpų vaizdą. Ledo lytis, ant kurių matėsi pagalbas besišaukiantys žmonės ir klykiantys gyvuliai, kurių išgelbėti jau nebuvo įmanoma. Potvynis atslūgo tik kovo 28–30 dienomis, palikdamas niuniokotą miestą. Sugriauta daugybė namų, sugadinti Čiurlionio paveikslai, kurie tuo metu buvo saugomi rūsio patalpose. Nukentėjo Vytauto bažnyčia ir kitos istorinės vertybės. Kadangi tai įvyko pokario metais, sovietų spauda apie tragediją rašė labai šykščiai, bandydama sudaryti vaizdą, kad viskas kontroliuojama. Būtent šis baisus įvykis tapo viena pagrindinių priežasčių, kodėl vėliau buvo nuspręsta statyti Kauno hidroelektrinę. Nuo 1959 metų, kai buvo užtvenktas Nemunas, tokio masto potvyniai Kaune tapo nebeįmanomi. Šiandieną apie 1946 metų potvynį
mums primena tik žymos ant kalno pastatų. Tai priminimas apie gamtos jėgą, prieš kurią žmogus kartais būna bejėgis. Jei jūsų šeimoje yra išlikusių prisiminimų apie šį potvynį, pasidalinkite jais komentaruose. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo, kad sužinotumėte daugiau apie pamirštą Lietuvos istoriją. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.